Sveiki bičiuliai, šiandieną parodysim, kaip išnaudoti turkiško kebabo kepimo technologiją lietuviškam bushcraftui. Tai ką mes turim kiaulienos nugarinės kažkokį tai gabalą be kaulų ir dabar tiesiog ją lengvai paprieskoninsim. Tai čia jau išmonė jūsų pačių, ką turi tuo prieskonint. Mes turim pipirų ir druskos. Sekantis etapas. Pasiimam kažkokį tai ilgą lazdyno žalio gabalą, jam nudrožiam visą odą žievę, tiesiog tam, kad nebūtų kažkokių mikrobų. Ir mes jį, kaip mato, turim gan ilgą ir tiesiog, kad jisai tiktų ant mūsų tiesiog tos laikymo konstrukcijos. Atsimatuoja prieš tai. Ir ką dabar darom, tiesiog per visą ilgį mėsą veriam. Jeigu tuo atveju mėsa nesilaiko pati savaime ir negalima jūs apversti kokį norit kampu, tai galima padaryti lengvą tokį triuką. Toj vietoj, kur pagalys liečiasi su trikoju, jį galima apipjaustyti kvadratais. Tiesiog prabėgo koks pusvalandis, šiek tiek patobulinom, tos trikojus nuleidom žemyn. Ir dabar, kaip matot, šonai šiek tiek apskrūdė. Jeigu norėtumėt laikyti, kad visas iškepto mėsos gabalas, tai dar ilgai užtruktum. Dabar ką mes darysim? Taip pat kaip ir kebabiniai, nusipjaunam tas paskrūdusias dalis. Tiesiog nusipjaustam tą visą dalį, kuri jau tokia apskrūdusi, viduje dar mėsa tokia žaloka. Kartuojam tą pačią procedūrą. Šiek tiek druskos, šiek tiek pipirų. Ir vėl kabinam. Ir dabar jau mėsos gabalas mažesnis, jis greičiau keps. O su ta turima mėsa, tai nežinau, gali daryti, kas jau patinka, ar ją valgyti tiesiog taip, kaip jinai yra, ar pabandyti pasidaryti kažkokį kebabo variantą iš kažkokios tai bulkos, batono ar kitos duonos gabalo. Ir taip tiesiog pastoviai dar pakepsite, vėl nusipjausit, padruskinsit, papipilsit ir valgot. Bon appétit!